Ką jūs darytumėte, jei turėtumėte savo nuosavą pinigų spausdinimo mašiną? Nespausdinti pinigų aš jums tikrai nerekomenduoju, tačiau taip pat nesunkiai jūs galite pasidaryti pinigų laimėdami loterijose. Šis pinigų pasigaminimo būdas yra ne tik legalus, bet ir skatinamas. O ką labiausiai jūs norėtumėte laimėti – pinigus, automobilį ar nuosavą namą? Viskas yra realu, jeigu turi planą ir tinkamus įrankius. O jeigu jūs pildote loterijos bilietus atsitiktiniais skaičiais arba rašote savo artimųjų gimimo datą, vadinasi, jūs kliaujatės vien tik sėkme. O kaip jums atrodo, kodėl loterijų bilietuose rašoma, jeigu norite, kad skaičius parinktų kompiuteris, lentelėje pažymėkite bim-bam. Žinote ką, kai bim-bam žaidi, tai tik tai bim-bam ir gaunasi. Atspėti teisingus loterijos skaičius vien tik spėliojant yra praktiškai neįmanoma. Ta jums įrodys bet kuris matematikas, tačiau naudoti statistinius duomenis, žinoti vidutinį laiminčių bilietų skaičių, turėti informaciją apie pildomus bilietus, sudaryti loterijos lošime iškrentančių skaičių skirtinius, tai jau yra visai kito lygio sprendimas. Turbūt visi žino, kad įprastai laimėti loterijose šansai yra labai maži ir pagrindinį prizą paprastai pasidalina vienas arba keli loterijos žaidėjai, dažniausiai 2 arba 3. Tačiau antras ir trečias loterijos prizai dažniausiai yra nedalomi ir vienam žmogui atitenka pilna prizo suma. Štai pavyzdžiui, loterija skelbia, kad antras prizas bus $1 milijonas. Tai reiškia, kad kiekvienas, kuris atspės 5 skaičius iš 6, gaus po milijoną. Tokių laimingų paprastai būna nuo 4 iki 11 žmonių per kiekvieną lošimą. O kaip lošimai vyksta 2 kartus per savaitę? Vienos vienintelės loterijos dėka kiekvieną mėnesį atsiranda maždaug 70 naujų milijonierių. Atitinkamai trečias prizas laimimas ypač dažnai. Jo vertė dažniausiai būna nuo 10 iki 20 tūkstančių dolerių. Ir jį per kiekvieną lošimą paprastai gauna nuo 100 iki 260 žmonių. Yra tikra tiesa, kad dažnai laimėtum loterijose reikia ne tik trupučio sėkmės, bet ir grynos statistikos bei matematinių skaičiavimų. Žinoma, 100% sprendimo laimėjimui loterijose nėra, bet yra tikrai kai kas unikalaus, ką galima naudoti šitam tikslui pasiekti. Tai programinė įranga, kuri sujungia 3 pačius svarbiausius laimėjimo elementus – sėkmę, statistiką ir matematiką. Aš esu Dominykas Kozlauskas, turiu tiksliųjų mokslų daktaro laipsnį ir beveik 10 metų užsiemu skaičių sekų analizę loterijose bei programinės įrangos šios sekoms skaičiuoti kūrimu. Ir štai čia yra kol kas vienintelė iš tikrųjų efektyvi programa darbui su loterija. Būtent darbui, ne lošimui. Pavadinau šią programą Loto fabriku. Tai yra 3 mano sukurta analizatoriaus versija, kuri yra daug pažangesnė už pirmąsias 2. Tiesa, ši programa yra mokama, tačiau visi galės įsitikinti jos efektyvumu iš pradžių nemokamai, nes kiekvienas šios programos naudotojas gaus net 14 dienų bandomąją periodą. Programa lotofabrikas.com daugiau negu metus buvo testuojama su pagrindinėmis Europos ir JAV loterijomis. Aš naudojusi šią programą ir pats, ir kadangi rezultatai yra išties džiuginantys, juo pasinaudoti galėsite ir jūs. Tai yra apsisprendę, į kurį prizinį fondą pretenduojate, jūs tiesiog pasirinksite tą konkrečią loterijos tiražą ir programa lotofabrikas.com jums parinks būsimas laimingų skaičių kombinacijas. Vieša paslaptis yra ta, kad norint laimėti loterijose reikia ne tik žinoti lošimo istoriją, bet ir kokios skaičių kombinacijos yra užpildomas dabartinėme lošime. Taigi, jeigu jūs sistemoje lotofabrikas.com pasirenkate pagrindinį prizą, programa jums parinks kombinacijas, kurią užpildė ne daugiau kaip 7 loterijos dalyviai iš viso. Jeigu norite daugiau remti statistiką, o ne vien sėkmę, bei taikotės į antrąjį prizą, sistema jums parinks kombinacijas, kurią pasirinko ne daugiau kaip 12 dalyvių. Na, jeigu jūsų tikslas pastovus uždarbis, jums rekomenduojame rinktis trečiąjį prizą. Ir tokiu atveju jums programa lotofabrikas.com parinks tokias skaičių kombinacijas, kurias šiame konkrečiame lošime pasirinko 150 dalyvių. Be abejo, atsiras skeptikų, kurie iš karto pus ginčytis, kad surasti skaičių kombinacijas, kurias tame lošimo tiraže pasikartoja ne daugiau kaip 5, 12 ar 150 kartų dar negarantuoja sėkmės. Taip, šiek tiek tame tiesos yra.
Aš kaip mokslininkas tikrai negaliu jums duoti garantijos, kad kiekvienas jūsų nupirktas bilietas tikrai bus laimingas. Tačiau sutikite, atspėti 150 kombinacijų iš 10 000 yra daug lengviau nei atspėti vieną kombinaciją iš 39 milijonų. Žaisti loterijoje, turint tokias galimybės, tai jau ne šiaip savo žaidimas, tai tikras proveržis. Ir būtent programa platofabrikas.com atsijoja milijardus pralaiminčių kombinacijų ir palieka tik tas, kurios turi didžiausią šansą laimėti. Pradėkite nemokamai sistemą naudotis jau dabar. Spauskite mygtuką po šio video, tada užsiregistruokite ir gaukite instrukciją bei prisijungimo informaciją. Sėkmės jums!